Mano nuomonė tikrai buvo neblogo lygio rungtynės, kas liečia mus galbūt truputį pirmam kėliny pačioj pradžioj. Gal tas nelabai susitvarkėm su jauduliu, kur labai turėjom daug praradimų, kur prarasdavom kamuolius lengvosios situacijose ir negalėjom išeiti į atakas, bet žaidėm drausmingai, antram kėliny truputį pakalbėjau, vaikinai nusiramino ir antram kėliny buvom perėmę iniciatyvą ir pavyko tas toks aukštas presingas ir turėjom kelias situacijas, bet manau kovingos lygiosios, kaip sakau, du sužeisti. Kokius davėte nurodymus per pertrauką, jog komanda maždaug į kitų keitimų sužaidė tikrai tokią gerą atkarpą? Ir pirmam kėliny viskas buvo gerai, skyrus kamulio praradimai labai paprastose situacijose, kur tikrai daug kamuolių praradom, kaip net Rūbiniai minėjau ramiai, kad tas mums nebūdinga, kad vaikinai nusiramintų, nebijotų mažai su kamuoliu ir tie. Šį kartą nežaidė Henri Uzočiukvu, kas jam nutiko ir kaip įvertintumėt į pakeitusio Lawsono pasirodymą dešiniajame krašte? Kas liečia Uzo, tai susirgo vakar, buvo treniruoti šiandien ryte. Ryte gavom žinią, kad serga, o kas liečia Styvą, viskas tvarkojo, ne pirmos rungtynės dešiniam krašte ir puikiai susitvarkė su savo užduotim. Kauno Žalgirį, žinoma, teko sutikti pirmame rate, tada nemažai šypsojosi ir sėkmė, bet ir Kauno Žalgiris nebuvo tiek įsižaidęs ar savo akise, galbūt ir palyginus su savo komanda. Matote, jog Kauno Žalgiris per tą atkarpą, per tas 9 rungtynes pridėjo tiek, kad tas rezultatas ir atspindi turnyro lentelėje? Kokybiška komanda, kaip tik buvo geroj formai, kur čia nepralaimėjau, nežinau kiek rungtynių, bet čia, kaip pasakyti, jų reikalai, aš žiūriu savo reikalus, bet kokybiška komanda ir žinom, kad kovoja dėl čempionų titulų. Mes bandom įkast, matysim, kaip bus toliau. Jūsų akimis, kaip atrodė tos paskutiniosios minutės, kai išleidot žaidėjus po keitimų, galbūt žaidėjai patys suprato, kad prieš varžovą ir toks rezultatas gal nebūtų pats prasčiausias, nes tomis paskutinėmis minutėmis daugiau jau Kauno Žalgiris atakavo? Kauno galbūt daugiau atakavo, ten kelios standartinės padėtys, bet esmė tame, kad kartais norėjom sustiprinti vidurį, bet vidurio žaidėjo tuo metu neturim ant suolo, tai tas galbūt, paskutinės minutės, kaip sako, negali laimėti, reikia sužaisti lygiai. Pabaigai Sabo buvo pakeistas jau per pirmą kėlinį, gal žinot pirmiausiai, kokioje situacijoje jis ten patyrė traumą ir maždaug kas ten jam nutiko? Net paslydo ir kažkas su raumeniu reiks, bus atlikti tyrimai, matysim, kiek rimta. Šiaip sunkios rungtynės, iš esmės labai prastai pradėjom. Jau dabar galime teigti, kad pertrauka nebuvo mums į naudą. Šiaip nusileidome energiją, sakyčiau, noras Sūduvai nusileidom. Tokie visi kamuoliai, kur 50-50 nebuvo mūsų šiandieną. Tai bendroj tokioj, rezume galim sakyti, kad tos lygiosios tikriausiai dėsningas rezultatas. Kad pergalės buvom nusipelnę, tai negalėčiau taip pasakyti. Kiek įtakos ruošiantis rungtynėms turėjo tai, kad į Lietuvos rinktinę buvo išvykę atmetus vartininką 3 aikštės žaidėjai? Tai iš viso buvom be 8 žaidėjų, jeigu skaičiuojant jaunimo rinktinės. Tai visam procesui tai nepadėjo, bet turėjom pagalbą iš B komandos, tai nebuvo ten, kaip sakytas, iš esmės čia ne priežastis dėl mūsų šiandieninio rezultato. Tai treniruočių procesas vyko, B komandų žaidėjai padėjo, ačiū jiems ir viskas ten gerai buvo čia, negalima skųstis dėl to. Išbandėte starto sudėtyje, po šios tokios pertraukos pakeitėte Fabianą Oregą, žaidė Valdas Paulauskas, kaip vertintumėte jo pasirodymą pirmame kėlinyje? Fabis turėjo truputį problemų su sveikata, tai tą keitimą truputį įtakojo tokie dalykai, o Valdas
Tai padarė klaidelių, nemažai padarė. Aš manau, kad jam trūksta pasitikėjimo truputį. Jis tikrai gali geriau žaisti ir tikimės, kad ateityje sugrįž stipresnis. Toks gal banalus klausimas, bet vis tiek pirmą kartą jo reikia paklausti. Buvote pirmą kartą Marijampolėje kaip vyriausias treneris kitoje barikadų pusėje. Ar buvo kažkas kito jūsų galvoje, nors į Marijampolę po išvykimo iš Sūduvos tikrai daug kartų jau yra tekę atvykti tiek su Vilniaus Žalgiriu, tiek su Kauno Žalgiriu? Tai aš iš esmės nebuvau iš tikrųjų, jeigu taip kalbant, nes dėl tos priežasties, nes jau čia buvau daug kartų. Ir tik tiek įdomus paradoksas toks, kad iš tikrųjų per tuos metus ir su 2 komandom grįžęs čia ir su 2 stipriom komandom, vadinkim taip, tai pavyko tik kartą laimėti. Tai nebūna svetinga šitą aikštę, nebūna svetingi sirgaliai, bet iš kitos pusės visada smagu grįžti namo, žinot. Tai viskas gerai toje vietoje. Ar dega kažkiek gal dabar tos futbolininkų širdis, gal tas treniruočių procesas intensyvesnis, nes yra burtai ant nosies, ar jaučiasi kažkoks toks gal žaidėjų, gal didesnė gal motyvacija prieš tas Europos varžybas, ar dar anksti apie tai kalbėti? Tai kaip matėme šiandien, tos motyvacijos nebuvo per daug iš tikrųjų, žinot, tai tos europinės rungtynės jos tikrai ateis, žaidėjai tai jaučia, mums visiems, tai aš manau tokia kaip šventė dalyvauti. Tai žaidėjai laukia, žaidėjai jaučia, bet mes žiūrim į kiekvienas rungtynės, dabar laukia dar vienas rungtynės A lygoje ir čia nenorim šokinėti nuo A lygos. Nes kaip matot, visos komandos žaidžia, visos rungtynės sunkios, tai būtų labai didelė klaida nušokti kelias savaitės į priekį ir gyventi kažkokiom kitom nuotaikom. Tai kaip matėm šiandien, nebuvom švieži, nebuvom energingi, tas mums pakišo koją. Tai nemanau, kad mes galvom apie kažkokias, žinot, ar dabar burtus arba europinės rungtynės. Tai mums svarbu A lyga dabar, kada ateis europinės rungtynės, būsim tam pasiruošę. Pabaigai tokie 2 klausimai viename. Kauno Žalgiris toks retas klubas, kur praktiškai neturi iš traumų iškritusių žaidėjų. Žinoma, greičiausiai kažkokių mini problemų yra, bet neturite tik tai Edvino Kloniūno. Tad pirmiausiai, kada jisai grįš į rikiuotę ir kaip sekasi naviguoti būtent su tuo, kad kol kas, žinoma, pabeldus 3 kartus į stalą, kol kas Kauno Žalgiris turi tokią prabangą net 12 žaidėjų registruoti tarp atsarginių. Tai norit mums priešnekėti, jo, kad ne, iš tikrųjų viskas yra gerai, dirbam nuosekliai, turėjom gerą labai pasiruošimą ir prižiūrime krūvius, dirbam su GPS sistema, žinot, tos traumos kartais persekioja vienus labiau, kitus mažiau, mes šiemet jau beveik ir neturim, tokios mini ir, bet jau nieks neišvengia, tai šioje vietoje viskas gerai, turim procesą, jį reguliuojam, jį kontroliuojam ir tikriausiai tas padeda. O apie Edviną dar jis nėra pasiruošę žaisti, irgi nėra aiški situacija, kada jisai grįš, kada bus pasiruošęs, tada tikriausiai išvysime.